Sveiki, čia kasdieniai vaikų gydytojos pašnekesiai ir aš, vaikų gydytoja Indrė. Šiandien noriu pakalbėti vieną labai aktualią temą, tai yra apie atopinį dermatitą vaikam, kitaip vadinamą egzemą. Labai dažnai ateina pas mane mamos su išbertų vaikučiu ir sako, buvom pas alergologą, buvom pas dermatologą, alergijos nenustatė, nors viską ištyrė, blogi tyrimai, daktarė, darykit ką nors, nes vis tiek turim surasti, nuo ko beria. Deja, tokiu atveju labai dažnai maišome dvi ligas - atopinį dermatitą ir alergiją maistui. Tai yra dvi skirtingos ligos, kurios atrodo panašiai, panašiose kūno vietose reiškiasi, bet deja priežastys skirtingos. Tad šiandien apie atopinį dermatitą. Kas tai yra? Tai yra lėtinė uždegiminė odos liga, kuriai būdingas ryškus niežulys ir genetinis polinkis sirgti. Apie alergiją čia nekalbame. Taigi, pirmiausia, tai yra lėtinė liga ir jinai netrunka savaitėlę. Lėtinė liga trunka ilgiau negu 6 savaitės, jeigu kalbam apie kūdikėlius. Atopinis dermatitas trunka metų metus ir taip didžiai daliai vaikų ši liga išaugama, susitvarko ties, vienur duomenys rodo 2 metų amžiuje, kitų 7 metų amžiuje, kiti net neišauga. Lėtinė susitarė. Tai ilgai tęsiasi ir kai klausiu, ar vaikas alergiškas ar atopiškas, kai jūs sakot, taip, kūdikystėje savaitėlė buvo išbertas, tai ne atopinis dermatitas. Antra, uždegiminė odos liga. Uždegimas turi savo požymius. Lėtinis uždegimas tai yra paraudimas, patinimas, toje vietoje karšta, skausmas, bet vietoj skausmo atopiniam dermatitui būdingas niežulys, tai irgi nervinių galūnėlių dirginimas. Ir kai vaikas kasosi, tas niežulys tampa tikrai skausmingu ir funkcijos sutrikimas. Vadinasi, oda toje vietoje, kur yra išberta, neatlieka savo apsauginės funkcijos. Uždegimo požymius žino, tad vienas aspektas. Jeigu vaiko oda sausa, jeigu atsiranda sausos odos dėmelės, kur labai būdinga vaikam, mes suaugę, jeigu oda turim sausą, mum pleiskanoja ištisai. Pleiskanų šleifas. Vaikam būdingos dėmelės ir ypač ant kojų, ant rankų, ant pilvuko sausos pleiskanojančios dėmelės. Neparaudusios, neniežtinčios, vadinasi, nesurenkam visų 5 uždegimo požymių, vadinasi, tai nėra uždegimas, tai nėra dermatitas, nes itas galūnė reiškia latiniškai uždegimas odos. Vadinasi, nekalbam apie atopinį dermatitą, o kalbam tiesiog apie odos sausumą, kuri lemia dažniausiai tiek išoriniai veiksniai, tai yra įvairūs dirgikliai, tiek ir skysčių trūkumas odoje. Bet jeigu grįžtam prie atopinio dermatito, tai yra pagrindinis trečias veiksnys, kuriam būdingas niežulys. Nėra niežulio, nebus atopinio dermatito. Vėlgi kalbu, grįžtu prie tų sausų dėmelių, kur labai lengvai daktarai parašo tokią diagnozę lėtinės uždegiminės odos ligos, kai vaiko tiesiog oda išsausėjusi, nes, tarkim, kojyčio oda išsausėja, nes dažnai kūdikiui keičiam sauskelnes, prausiam, nuprausus neužtepam tinkamai kremo ir todėl oda sausėja. Taip ir atopiniam dermatitui labai svarbu prižiūrėti odą, nes ypač žiemą visi atopiniai dermatitai paūmėja, nes, ir mums vaikiam rankų kremo reikia riebesnių veido kremų, nes staigus temperatūrų pokyčiai, šildymas namuose tikrai žeidžia odos barjerą. Taip kad ne visos sausos dėmelės yra atopinis dermatitas. Ir vėlgi, niekur neparašyta apibrėžime, kad tai sąlygoja alergiją maistui ar atsirandanti liga nuo netinkamos mitybos. Jeigu kalbėtumėm apie alergiją maistui, ateityje tikrai apie ją dar kalbėsiu, tai tik tai trečdalis vaikų būna alergiški maistui, bet tik tie, kurie serga labai sunkiu atopiniu dermatitu, kai visas kūnas išbertas, kai kasosi visas kūnas, kai pleiskanų šleifas paskui vaikai yra. Tai yra tokiu atveju, kai labai sunki ligos eiga, tik trečdalis vaikų būna alergiški. Turiu omeny greito tipo alerginės reakcijos. O mes tikimės, kad visi bėrimai yra tik dėl alergijos, taip kad tikrai labai prašau, nekankinkite vaikų ir dietos griežtos nedėkite. Kadangi tai yra lėtinė liga,
labai dažnai pamiršta dermatologai, alergologai ir šeimos daktarai paminėti vieną svarbų aspektą. Deja, lėtinės ligos nei aš, nei jūs negalim išgydyti. Nėra stebuklingos tabletės, nėra stebuklingo tepalo, kuris išgydytų ligą. Mūsų pareiga kontroliuoti atopinio dermatito eigą, stengtis atitolinti paūmėjimus tam, kad vaiko gyvenimo kokybė būtų kuo geresnė. Ir kontroliuojam tol, kol liga pati pasitraukia. Neįmanoma išgydyti. Ir dažnai sako, buvom pas dermatologą, skyrė tepalus, kol tepam gerai, nutraukiam vėl blogai. Va, būtent tokia ir yra atopinio dermatito eiga. Tik nutraukiam gydymą, tik nustojam prižiūrėti ir vaikas vėl pradeda kasytis. Ir kasimas tikrai bjaurus. Ir nepadeda niekas. Atrodo lengva, duotumėm nuo alergijos vaistus ir baigtųsi niežėjimas. Ne, dėja. Nes vaikas kasydamasi sutraiško audinius ir išsiskiria įvairūs fermentai ir virškina. Paprastai pasakius aplinkinius audinius. Puikiai žinom, kaip veikia niežulys, kaip pavyzdžiui įgelia uodas. Pradžioje jis būna labai saldus. Taip, kaip saldu pasikasyti. O po to pradėjus dar labiau kasytis, dar labiau niežti ir tas niežulys būna labai graužiantis ir sustoti neįmanoma. Ir tą kaskadą niežulio labai svarbu sustabdyti vaikui, nes kitaip jis pats pažeidžia odą besikasydamas. Yra, tokia teorija ir pasakymas, kad jeigu mes sergančio atopiniu dermatitu vaikui laikytumėm rankas, surištumėm, bėrimo nebūtų, bet labai niežtėtų. Todėl, kad kai prasideda atopinio dermatito paūmėjimas, gaminasi po oda tokios pūslytės, kurios labai niežti. Ir kai pradedam jas kasytis, tada atsiranda pažeidimas, paraudimas, uždegimas dar didėja ir atsiranda atopinio dermatito paūmėjimas. Kadangi tai yra lėtinė liga, atopinis dermatitas labai mėgsta banguojančią eigą, kaip ir visos ligos. Lėtinės. Tai yra, atrodo, viskas buvo tvarkoj, vaiką paguldė miegoti visiškai, sukontroliuota liga. Bėrimas neryškus, nebesikasė, džiaugiamės, ryte atsikelia, Jėzau, iki kraujų nusikasęs, irzlus, visa oda tiesiog užsidegusi. Ir dažniausiai ką manom, ir ką vėl pavalgė, lyg tai nieko naujo nevalgė. Net tiek jau turi tas maistas įtakos. Aišku, turi. Kažkiek pakalbėsiu apie tai, bet turiu omeny, kad liga yra banguojanti kaip jūra ir jūs nenumatysit, nesugebėsit užkirsti kelio visiškai šitos ligos paūmėjimam, bet aišku, mes galim kontroliuoti jų sunkumą. Tai kasgi provokuoja atopinį dermatitą? Tai yra pirmiausia, tai yra mūsų oda, įsivaizduokite. Ir atopinis dermatitas kaip ketvirtas veiksnys, tai yra susijęs su genetika. Sunkus atopiukai tai paveldi geną, kuris negamina tokio baltymo filagrino. Tai yra klijukas odai paviršių, kad oda nepleiskanotų. Vieni turi labai išreikštą, kiti to geno, tą geną turi, neturi, įvairių formų yra nuo labai sunkaus atopinio dermatito iki labai lengvos eigos. Bet esmė tokia, kad oda nesugeba apsisaugoti, jinai labai pleiskanoja ir labai būdinga atopiniam dermatitui daug pleiskanojančios odos, skirtingai negu prie alerginio dermatito, ten tiek daug pleiskanų nebūna. Oda garuoja, oda nesugeba išlaikyti vandens, oda yra sausa ir šiurkšti, vadinasi, nesugeba pagaminti tinkamo kiekio riebalinio sluoksnio, kad neišgaruotų visas vanduo. Kaip minėjau, atopinio dermatito, kaip ir uždegimo požymis, tai yra oda neatlieka savo apsauginės funkcijos. Tai įsivaizduokite, po oda verda uždegimas, jūs galbūt tuo metu nematot, bet vis tiek yra liga. Jinai bus ir kalbėkime apie 2-3 metus nuo kūdikystės, tikrai ta liga bus. Tai vadinasi, po oda virs visokios uždegiminės imuninės ląstelės, visokios kaskados uždegiminės, jeigu pažiūrėtumėt paveiksliukus, kas vyksta po oda atopinio dermatito, ten didžiulis chaosas. Tada pati oda yra sausa ir išorė. Tai jeigu yra oda, iš išorės tokią odą, kas dirgina, paprastai pasakyčiau, neįsivaizduokit, nusibrozdinot kelią, kas dirgintų. Chemija visa. Skalbimo milteliai, alergijos skalbimo milteliam nebūna, bet skalbimo milteliai yra lyg virškinimo fermentai, kurie skaido purvą. Tai įsivaizduokit, oda, kuri neturi apsauginio sluoksnio, tai ir ją truputėlį virškina kaip purvą. Tada įvairūs kvapai, dirgikliai, tada yra
visokie kremai tepami arba visokios dušo želės kvepiančios, saldžios, skanios ir spalvotos, ne? Šaltis, karštis, viskas dirgins, net drabužėliai netinkamai prisilietus, prie žaizdos, kelyje tikrai dirgins. Kažkokia vilnonė, sintetinės, daugybė veiksnių išorėj, kas gali dirginti. Lygiai taip pat karštis ir šaltis, suprakaitavę vaikai labiau parausta, nes natūralu išsiplečia kraujagyslės ir todėl toks vaikas nemėgsta karščio. Tikrai atopikus reikia kuo vėsiau laikyti, kad jie tik neprakaituotų. Ir aišku, oro sausumas, kai labai šilta, kai nevėdinam patalpų, kai šildymo sezonas, daug dulkių namie, aišku, tai irgi dirgins iš išorės. Ir kartais gali, jūs namie buvot, viskas buvo tvarkoj, nuvažiavot į svečius ir to pakako, ko tada susidirgintų. Lygiai taip pat mamos ir tėčiai, tarkim, drabužius nešioja su agresyviais skalbimo milteliais, skalbia, vaikutis padeda žanduką ant mamos peties ir jau susidirgina. Įvairios kepurytės vilnonė žiemą irgi sudirgina. Galų gale kosmetika visa mamos ir lūpdažiai, ir pudros, ir kvepalai, tikrai daugybė kas gali dirginti. Ne visus dirgina, bet gali dirginti. Ir iš vidaus, kas provokuoja atopinį dermatitą. Paprastai pasakius, tai yra visa, kas teršia mūsų organizmą, atopiko oda praneš, pasiskūs, paūmės, paūmins uždegimą. Pirmiausia, tai yra įvairios uždegiminės infekcinės ligos. Tai yra slogytės, kosuliukai, nes ir uždegimo metu skiriasi histaminas, kas parausvina visą atopinį dermatitą, tas vietas išbertas. Visa imuninė sistema dirba užsivedusi kovai, tai aišku, oda parodys, nes ir ten jau uždegimas užsiplieks. Ką dar pamirštame? Dantukų dygimas, tai irgi uždegimas, dantenų uždegimas, vaikas dirba. Skiepai. Dažnai kaltina, kad būtent skiepai išprovokavo atopinį dermatitą. Ar tai būtų skiepai ar infekcija, vis tiek būtų pasireiškęs atopinis dermatitas, todėl kad tai genetinė liga. Genas, skiepai nepakeičia genų. Kadangi tai genetinė liga, reikia kažkokio veiksnio, kuris paspaustų mygtuką ir prasidėtų. Ir kartais tai būna skiepai. Ir niekas tikrai dėl to nesiginčia. Vaiką paskiepijom 3-4 savaitės, kol formuosis imunitetas. Vadinasi, vaikas sirgs tik mums nematant, formuos imunitetą, atopinis dermatitas bus užsidegęs. Ir galvosim, nieko naujo nedavėm, aplinka nesikeitė, kodėlgi šitai. Ne? Tai elementariai yra viduje organizmas ir pasirodys. Taip, kad vidinės priežastys ir aišku žarnynas. Praktiškai lygybė dėčiau ir daugybė tyrimų yra. Disbiozė žarnyne, žarnyno veiklos sutrikimas, pilvo dėgliai, cezarinukai, gavę karvės pieno mišinius pirmom dienom, tai yra vos ne rizika tiek alergijai maistui, tiek ir atopiniam dermatitui. Ir įrodyta, kad vaikučiai jau gimę, kurie vėliau susirgo atopiniu dermatitu, jau turi kitą mikrobiotos sudėtį, jau į atopinio dermatito sergančių mikrobiotą jau turi vaikučiai panašią. Ir net ateityje tikiuosi, kad pagal mikrobiotą mes galėsim nustatyti, kokiom ligom vaikas ateityje turi riziką susirgti ir sukontroliavę mikrobiotą užkirstumėm tas bėdas. Bet dažniausiai, jeigu bus pilvo dėgliai, sutrikęs tuštinimasis, gleivės ir taip toliau, jeigu nekontroliuosim, kai kurie vaikai, kurie turės genetinį polinkį, jie pamažu pradės sirgti atopiniu dermatitu. Kodėl? Žarnynas lygiai taip pat būna išbertas kaip ir oda. Ir per tokį žarnyną labai dirginasi imuninė sistema. Būna ir pralaidaus žarnyno sindromas, kai nesuvirškintos maisto medžiagos ar galų gale baltymai dirgina imuninę sistemą ir paūmina atopinį dermatitą. Ir mes nekalbam apie alergiją. Alergija yra iškreiptas per didelis imuninis atsakas nuo molekulės, nuo mažo kiekio alergeno. Tai prie atopinio dermatito, jeigu kalbėtumėm su maistu, nes maistas patenka per žarnyną ir jeigu žarnyne yra nors koks sutrikimas ar anksčiau buvo, per žarnyną susidirgina imuninė sistema ir užsidega oda, atopinis dermatitas paūmėja. Tai prie alergijos sakoma, kad tik paragavo ir iš karto užsiplėskė, pasireiškia alerginė reakcija. Su atopiniu dermatitu dažnai sakoma,
per daug privalgė. Tai yra per didelis kiekis tam tikro maisto išprovokavo atopinį dermatitą ir tokiu atveju jis paūmėjo. Kodėl taip yra? Todėl, kad vaikučio žarnynas labai jautrus. Jeigu ten sutriko brendimas, jeigu sutriko žarnų epitelio ląstelių tarpų užsidarimai, jeigu mikrobiota netinkama yra disbiozė, tokiu atveju tam tikri maisto produktai labiau provokuos. Ir dažniausiai, kurie provokuoja tą, ką valgom dažniausiai. Tai yra taisyklė prie atopiko. Negalima valgyti to paties maisto dažniau negu kas 4 dienas ar net rečiau. Todėl, kad jeigu vaikas, kuris linkęs į atopinį dermatitą, kasdien gaus nesvarbu kokį produktą, ar grikiai, ar ryžiai, ar avižos, ar bulvės, ar pieno produktai, ar kiaušiniai, vis tiek kasdieną dirginamas bus žarnynas ir žarnynas per odą sakys, atsiprašau, aš jau keliu uždegimą, man čia jau per daug, mane puola grikiai, avižos, ryžiai ir kas nors. Todėl aš pati asmeniškai lopo testų nedarau, bet lopo testai panašiai ir parodo, ko per daug vaikas gauna. Nesubalansuota mityba, kas gąsdina imuninę sistemą. Ir dėja, lopo testai nėra standartizuoti, todėl aš nesu linkusi jų daryti, bet linkusi atsekti pagal mitybą. Ir kai kurios mamos būna, man rašo dienos, ką vaikutis valgė, dienos planą ir rašo balais nuo 1 iki 10, kaip puodelė atrodo. Ir galima tikrai sunormalizuoti mitybą, tik tai gink Dieve nesilaikykite griežtos dietos, nes kai pradedam tiek žindančios mamos, tiek vaikas valgyti tik vandenį ir grikius, tai ir nuo tų grikių pradeda berti. Ir mano labai didelis prašymas. Taip, jeigu mes visiškai vaiką badu marinsim, apribosim maisto, įvairių medžiagų gavimą, taip, vaiko kūnelis neaugs tinkamai, nes nepastatysim tinkamo pamato ir nepagrįsta dieta žeidžia tiek mamą, tiek vaiką ir vaiko ateitį. Ir jeigu mes kalbam apie lėtinę ligą, kurios išgydyti neįmanoma, bet jeigu mes išmokstam kontroliuoti, kad taip, vaikas kažkiek išbertas, kaip sako tėvai, negražus, bet nesikaso ir jis laimingas, ar verta apriboti griežtai mitybą vien dėl to, kad jis būtų mums gražus, bet nelaimingas, nes jam to negalima, ano negalima. Ir labai dažnai man reikia įtikinėti mamas, kad duokite tam vaikui tuos maisto produktus, duokite kuo įvairesnę mitybą, kuo įvairesnį racioną, todėl kad apribodami mes kenkiam vaikui. Jeigu ten dėmelė šiek tiek paraudo po valandos praėjo, ar tikrai reikia kankinti vaiką ir nuiminėti mitybą ir nebeduoti to, ko jam reikėtų? Ne, to nereikia. Taip reikia atsargiai, sukontroliuojam ligą, kad remisijos metu, kai oda neužsidegusi, pabandom tam tikrus maisto produktus, bet ne 2-3 dienas iš eilės ir ne didžiulius kiekius, bet po truputėlį. Ir dažniausiai man tenka įtikinti mamas, kad duoti vaikui valgyti, tiek to šiek tiek paberia, bet pakontroliuokim, bet vaikas bus laimingas. Ir kartais man keista, kai 5 metų vaikui vis dar taikoma hipoalerginė dieta, atopinį dermatitą, provokuojančių produktų, eliminacinė dieta, nors vaikų jau ir to atopinio dermatito nėra, bet mama bijo sugrįžti tuos pirmosius gyvenimo metus, kai buvo labai labai sunku. Tai nekalti iki mitybos, bet aišku, šalia to reikėtų pasidaryti alerginius tyrimus. Ar vis tik tai nėra šalia, kaip minėjau, alerginės ligos, alergijos maistui. Vėliau būna, kad vėl pradeda berti 5-6 metų ir mes sakom, vaikui sugrįžo atopinis dermatitas, ne, ten jau eina alerginiai dermatitai žiedadulkėm, tarkim, namų dulkių, ypač jeigu vaikas pradeda čiaudėti, sloguoti, tai yra tas vadinamas atopinis maršas, nes tai po atopinio dermatito, atopinis dermatitas išnyksta, atsiranda alerginė sloga ir alerginė bronchų astma, tai yra vadinamas atopinis maršas. Tikrai daug informacijos apie atopinį dermatitą, bet, kaip minėjau, vieno veiksnio, nuo kurio beria, nerasite, jeigu vaikas serga atopiniu dermatitu. Tiesiog išmokite kontroliuoti ligą. Kas iš maisto labiausiai provokuoja atopinį dermatitą, tai ne alergenai, o histamino provokatoriai. Tai yra histamino turintys produktai arba histamino atsipalaidavimą skatinantis produktai. Tai yra paprastai pasakius geltona, raudona, žalia.
ruda. Tai yra geltona, tai apelsinai, mandarinai, melionai, persikai, persimonai, bananai, viskas, kas per daug histamino, mažas vaikutis, paraus viskas. Tada raudona spalva, braškės, žemuogės, melionai, pomidorai, paprikos. Ir kūdikėliam dar ir oranžinė spalva, moliūgas, morka ir saldžioji bulvė. Ir jeigu jūs kasdien vieną, tarkim, pirmadienį davėt moliūgą, penktadienį davėt moliūgą, jum oda neparaus, bet dažnai, moliūgą labai skaniai kasdieną gaunam. Ir vaikui atopinis dermatitas paūmėja, reikia duoti šitus produktus rečiau, bet nereiškia, kad visiškai išimti. Nebent, tarkim, koks pomidoras tikrai toksai rūgštus gerokai padirgina. Na ir ruda spalva. Kava, kakava, šokoladai, mažiukai tiek negauna, tikrai tikiu neduodam, bet jeigu mama žindo ir daug tokių produktų valgo, taip gali išberti. Kita. Tai yra ilgo galiojimo maisto produktai, visi fermentiniai produktai, visi sūriai iš sūrio lazdelės, riešutai, rūkytos mėsos, rūkyta žuvis ir taip toliau. Na ir dar trečia grupė, tai visi saldainiai, saldainiukai, visa chemija. Ir aišku, ypač vaikas serga, karščiuoja. Kai serga atopinis dermatitas paūmėja, kai karščiuoja, duodam sirupus, oranžinius, ružavus, ibuprofeno ar kitokių vaistų sirupus, ir tai dar labiau paryškina atopinį dermatitą, todėl kad tie vaistai turi savyje sirupinių formų, dažų, skanukų, kurie paūmina atopinį dermatitą. Kągi daryti, kaip kontroliuoti tą ligą? Pirmiausia, tikrai, manau, kas augina atopikus žino. Pirmiausia, svarbu emolientai. Tai yra kremai, nedrėkinantis, nemaitinantis, ne ten eko, neatskirti kūdikiams, saugus ir taip toliau, bet turi būti parašyta emolientai skirti atopiniam dermatitui. Kodėl? To, kad jų speciali formulė, kai kurios firmos įdėjusios dar ir tam tikrų priešuždegiminių ar niežulį slopinančių medžiagų, bet bendrai sudaro tokią polietileno plėvelę, lyg plėvelę ant odos užtepus, tam, kad oda negaruotų ir negalėtų eiti vanduo lauk, kad oda bent kiek apsisaugotų ir netaip džiūtų. Pabandykite patys užsitepti ant veido tą emolientą ir pajausit, kad atrodo oda net nekvėpuoja ir šunta po tuo kremu, todėl kad tiesiog taip oda negali išskirti vandens ir negaruoja. Jeigu oda labai sausa, tepam gausiai. Vaikas mėnesienų visą naktį turi blizgėti, ne plonų sluoksnių taupant, bet turi įsigerti gausiai. Jeigu ištepėt po 20 minučių, net nesijautė, kad tepėt, vadinasi, arba emolientas netinka, reikia arba riebesnio, arba gausiau ištepti, arba tiesiog oda per sausa ir didesnį sluoksnį reikia tepti, arba pakeisti emolientą. Primenu, jeigu perkate naują emolientą, tikrai nepradėkite tepti viso kūno, patepkite dalį, tarkim, rankytės ar ten kojytės, todėl kad kai kurie gali dirginti, nes ten įeina tam tikros priešuždegiminės medžiagos. Ne? Ir vaikas gali klikti, ne kartą atvyko pas mane tiesiog bordo vaikas, nes tėvai nupirko naują emolientą ir ištepė visą kūną ir gausiai, ne? O po to jau nebenuplausim. Tai tikrai pirmiausia, kaip ir visada, visus kremus išbandykite. Gerai, jūs dedat ir saugot. Kuo storesnė polietileno ta plėvelė, tuo prašiau persimato uždegimas odoje. Lygiai taip pat, jeigu uždegimas nori prasibrauti ir pasimatyti, kuo storesnė plėvelė, tuo sunkiau bus praplėšti. Tai emolientai visada po prausimo 3 minučių taisyklė, kol dar nepradėjo oda džiūti, visada tik su šlapo tepat, tik jaučiat sausumą tepat ir taip toliau. Nuolatinis tepimas ir taip tai sunku, bet į ranką įspaudžiat ir visą vaikutį ištepliojat. Priešuždegiminiai kremai, va čia tai baimės, tai yra įvairūs emolientai. Tai yra įvairūs kortikosteroidai, tai yra hormoniniai vaistai. Hormoniniai vaistai nesukels tiek daug nepageidavimų reakcijų, jeigu tepsite laiku, kol dar oda nėra visiškai atvira, šlapiuojanti, tragiška ir taip toliau. Paprastai pasakius, kortikosteroidai nuleidžia uždegimą žemyn, oda paslepia. Nuleidžia, tepat, kol tepat. Uždegimo nemato, tik nuimat, jeigu bus provokuojantis veiksnys ir iškils. Todėl galima tepti, kai labai paūmėja ilgesnį laiko tarpą, iki 7 dienų, 10 dienų priklauso nuo vietos. O jeigu kontroliai, tai galima kas keletą dienų, kas 2, 3, 4 dienas patepti, kad neužsidegtų labai oda. Na ir kita, tai yra įvairūs tarpiniai kremai, kremukai, kurie turi priešuždegiminių medžiagų, bet
dar nėra kortikosteroidai. Jais galima kontroliuoti lengvą atopinį dermatitą. Be abejo, yra ir atopiniam dermatitui, ir ne tik kortikosteroidai, yra, tarkim, pimekrolimus arba takrolimusas, įvairūs kiti kremai. Tai turi paskirti gydytojas ir turi jums išaiškinti, bet bijoti nereikia. Kontroliuokite atopinį dermatitą. Vaikas nepataps plaukuotas kaip beždžionėlė, neišplonės ten tragiškai oda, jeigu gydysit pagal schemą. Ir aišku, tikrai jokių strijų ar ten ūgio neatsiliks vaikas, jeigu tinkamai kontroliuosite ligą. Kol kas tiek, jeigu bus klausimų, rašykite komentaruose ir pabandysiu vėliau atsakyti. Iki.